Taip, sveiki visi sugrįžę į YouTube kanalą Sporto veidrodis. Visiems noriu padėkoti, kurie pasirašėte į kanalą, kurie paspaudėte like ir kurie komentuojate. Yra dvigubas jums respektas. Šiandieną grįžtu su jėgos rubrika pagal Junusą Barisiką. Mačiau, kažkas man parašė padėką dėl to, kad parodžiau tokį trenerį, kuris yra iš vis pasaulyje. Man teko pagal jį kažkiek tai ten treniruotis ir man labai patiko jo filosofija ir mąstymas apie viską, taip kad toliau dalinuosi jo mintimis, tiesiog perteikiu savais šiek tiek žodžiais perrašytais. Taip kad varom, šiandieną nauja yra tema, būtent iš Junuso Barisiko knygos apie jėgą, būtent ledo ritulyje. Ir jinai vadinasi daugiau jėgos, ne visada geriau. Okay, guys, show us what you got. Tai reiškia, kad anksčiau atrodė lyg, kad ta jėga yra reikalinga visada maksimali. Reikia kočiotis ten iki beprotino, bet visada yra tam tikros, sakykime, normos ribos arba proto ribos paprasčiausios. Tai ne visada gali tik kočiotis ir tikėtis geriausių rezultatų. Taip kad neriam gilin, pasižiūrim, ką Junusas Barisikas kalba apie tai, kad daugiau jėgos tai ne visada yra geras rezultatas. Taip kad varom. Taip, žinau, kad dauguma girdėjote tą patį patarimą, tiesiog tapk stipresniu, kaip ir minėjau anksčiau, tai girdime mokykloje, universitete, sporto stovyklose, aš tikiuosi, kad jūs tą girdite visose šitose įstaigose ir tai tikrai turi prasmę, ypač pradedantiesiems. Jei esi silpnas ir liesas, tiesiog padidini jėgą pirmus metus, dažniausiai tai padaro stebuklus. Bet ar daugiau jėgos visada reiškia geresnį greitį, sprogstamumą ar rezultatus ant ledo? Tikrai ne, sako Junusas Barisikas. Pavyzdžiui, pagalvok apie jėgos trikovės sportininkus arba olimpinius lifterius, olimpinius kėlėjus, lietuviškai turbūt būtų. Jie gali pritūpti su keliais šimtais kilogramų, kelti milžiniškus svorius, bet ar jie galėtų būti, pavyzdžiui, greiti ant ledo? Ar galėtų staigiai pakeisti kryptį, išvystyti sprogstamąjį greitį, pirmus 3 žingsnius, kosminis greitis, ar jie tą galėtų padaryti? Dažniausiai jie to padaryti negalėtų ir klausimas kodėl. Nes sportas, kuriame reikia greičio, sprogstamumo ir koordinacijos, nėra vien tik svorių kilnojimas. Tiesą sakant, kai kurie tyrimai rodo labai aiškią tendenciją. Čia noriu pastabdyti, jeigu kažkam bus įdomu, kuriais tyrimais jis būtent Junusas Barisikas remiasi, tai jeigu nepamiršiu, aš būtinai prie video aprašo po pavadinimu įdėsiu. Tai kas norėsit paskaityti, visada prašom. Sportininkai, kurie treniruojasi 4 metus, gali žymiai padidinti savo jėgą, bet jų sprinto rezultatai arba šuolių aukštis ne visada keičiasi. Kitaip tariant, pasiekti super didelę jėgą salėje, tai dar nereiškia, kad tapsi greitesnis ar sprogstamesnis ant ledo. Iš čia ir čia atsiranda labai įdomus dalykas, sportininkai, jie kaip ir kiekvienas žmogus skiriasi. Kai kurie geriausiai reaguoja į jėgos treniruotes, vadinkime juos jėgos respondentais. Jie jau turi natūralų greitį ir sprogstamumą, gimė jau, sakykime, su tuo, turėdami tokias genus. Ir pridėjus šiek tiek raumenų bei jėgos, jie tiesiog iššauna. Yra toks pavyzdys, arba Junus Barisikas duoda tokį pavyzdį. Vienas jo jaunimo lygio ledo ritulininkas buvo greičiausias komandoje. Jo štangos rovimo trauka arba power hang clean buvo apie 100 kg, o trap bar, tai yra tas, jo aš prieš tai laidoje rodžiau, kad vienas pagrindinių turbūt kelimų yra ledo rituliui, tai trap bar mirties trauka buvo 205 kg. Tai nėra milžiniški skaičiai sporto salėje, bet jam tai leido tapti sprogstamu ant ledo, pagerino greitį ir judrumą.
Ir viskas pasiekta ne dėl to, kad jis tapo super galingas, bet dėl to, kad pagerėjo jo pagrindinė jėga, kuri persikėlė į ledo ritulį. Būtent. Čia aš norėsiu vėl įterpti šiek tiek. Dažnai ledo ritulininkai, pavyzdžiui, ypač Europai, pakankamai nemažai skiria laiko būtent ant žeminiam treniruotėm ir kaip sako, pakabina pačiūžas iki maždaug Liepos mėnesio. Kodėl? Nes visą tai atstato, bet aišku, mes toliau su Junuso Barisuku visą tą medžiagą mes prieisim prie šitų reikalų, bet tiesiog noriu įdėti savo tokį kaip trigrašį. Tai, pavyzdžiui, Liepos mėnesį, tai, ką jie užkočiojo, kojas, trabarai, handklynai ir visa kita, tai, ką jie užkočiojo, jie Liepos mėnesį dedasi pačiūžas vėl atgal ir perkelia visą tą jėgą, stengiasi vėl iš naujo kaip ir mokyti savo nervinę sistemą ir savo raumenis, pritaiko tą jėgą naują, tą gautą jėgą, pritaiko ant ledo. Ir jeigu gerai treniruojas teisingai ir jeigu po to ant ledo teisingai panaudoji visą tai, ką turi, naują variklį, sakykime, įdėta, nauja šasi, nauji amortizatoriai, nauji varikliai, viskas nauja. Tai visą tai reikia pritaikyti trasoje. Tai, sakykime, ant ledo reikia viską tai perduoti į pačiūžą, iš pačiūžos perduoti į ledą ir rezultatai šiaip geri. Mes kiek su sūnum treniravomės per tuos metus, tai kiekvieną vasarą rezultatai tik gerėja. Gerai, trigrašis baigėsi mano. Ir mes čia sustojom. Kita grupė. Tai buvo prieš tai grupė apie tuos jėgos respondentus, o dabar kita grupė tai būtų sprogstamumo respondentai. Jie jau yra greiti ir sprogstus, arba tie, kurie turi sprogstamąją jėgą. Laikrodis. Paklausom laikrodžio. Gerai. Sprogstus, bet silpni. Ta prasme, silpni fiziškai, bet turi potencialą gerai sprogstamai jėgai. Tokiems sportininkams daugiau naudos bus iš mažo svorio, bet labai greitų judesių, tokių kaip, pavyzdžiui, šuoliai, sprintai arba kokie nors, sakykime, olimpiniai kėlimai, bet tokie su sprogstamąja jėga. Pritupimai ir mirties traukos iš principo čia mažai ką stipriai pakeis, ypač jaunesnėme amžiuje. Taigi, kogi jisai mus išmoko, Junusas Barisikas, būtent šiame video. Jėga yra tik įrankis, ji padeda būti stipresniu ir pagerinti savo sprogstamąją jėgą, bet nepadaro tavęs geresniu žaidėju. Taip kad jeigu kočiosis daug džime ir galvosi, kad dabar jau išėjęs ant ledo visus aplenksi ir apžaisi, tai to nebus. Jei nemoki valdyti ritulio, kiekvienas minimum po 15 minučių kasdieną turi būti ritulio valdymas, bent jau jeigu nėra ledo, tai būtinai ant žemės. Nemoki skaityti žaidimo, tas irgi yra treniruojamas, jeigu yra sunkiai su tuo vadinamu ledo ritulio IQ, tai yra pilna, sakykime, pamokų, įrankių, kaip tą IQ pagerinti. Vienas iš jų, tai turbūt pats paprasčiausias, tai tiesiog žiūrėti ledo ritulį, kaip žaidžia ledo ritulį, sakykim taip. Geri labai atletai, NHL per televizorių galima žiūrėti, bet iš principo būtų geriausiai turbūt nueiti pasižiūrėti, kaip žaidžia gyvai geri ledo ritulininkai. Tai čia būtų pats geriausias, jeigu šansas būtų ypač mažiem vaikam, pavyzdžiui. Net ir, sakykime, eiti, jeigu Lietuvoje, kur nueisi Lietuvoje pažiūrėti gyvą ledo ritulį. Tai Energija, hokipankai, kas ten dar yra? Taurai, va. Aš tai manau, kad į taurus tai būtinai, kai tik žais taurai, prašom eiti žiūrėti, kaip vyrai žaidžia ir mokytis iš jų. Būtinai pagerinsite savo IQ. Taip, kur aš esu pasimečiau dabar kažkur tai. Kad jėga yra tik įrankis, padeda būti stipresniu ir pagerinti sprogstamąją jėgą, bet nepadaro geresnių žaidėjų. Taip, mes sustojom to, kad IQ reikalingas, plus dar ir valdymas ritulio geras reikalingas. Net didžiausiai svoriai sporto salėje nepadarys tavęs žvaigždė, ledo ritulio žvaigždė.
Ir kaip tada žinoti, klausimas kyla, kaip žinoti, kiek tos jėgos reikia. O čia į pagalbą Jūnus Barisikas pamini optimalios jėgos sąvoką. Tai tokia jėga, kuri padeda tavo pasirodymui sporte. Kai ją pasieksi, daugiau kilogramų nebepridės rezultatų. Ant ledo svarbu ne tik jėga, bet ir technika, greitis bei sprogstamumas. Taip kad čia jau galim šiek tiek vėl grįžti, kur minėjau apie Liepos mėnesį, tai jeigu jūs ten čiuošit, sakykime, birželį, tik pasibaigusiam sezonui gegužę birželį palaikyti, tokį galima, bet jeigu jūs norit gauti rezultatą, turit duoti pailsėti, iš principo, tuos mėnesius grąžinti kūną į teisingą, kaip sakant, vagą, visus disbalansus išgydyti ir sutvarkyti ir tada jau gerai, kaip sakant, pasportavus, pakočiojus teisingai, ledo rituliškai raumenis, tada juos visą tą jėgą sukauptą perduoti į ledo treniruotės. Tada jūs turėsite maksimalų rezultatą. Taip, kai ją pasieksi tavo optimalią jėgą, daugiau kilogramų nebepridės rezultatų, ant ledo svarbu ne tik jėga, bet ir technika, greitis, sprogstamumas. Taip? Toliau, pavyzdžiui, jis duoda pavyzdį, tai profesionalūs žaidėjai kartais atrodo liesi, kūdi, tiesą pasakius, kiek tenka prižiūrėti, yra, pavyzdžiui, NHL irgi atrodo kūdi, ypač per playoffus, tai ten labai jau nusikūdinę, bet tai nereiškia, kad jie nestiprus ir nereiškia, kad jie negali pakelt. Jie tiesiog neatrodo kaip bodybuilderiai. Jie labai stiprus, labai geras raumenynas, bet jie ne bodybuilderiai. Visiškai kita sporto šaka. Visai kiti kriterijai ir visai kiti reikalavimai. Liesi sporto salėje, bet jie muša įvarčius metai iš metų, nes turi puikius įgūdžius, gerą žaidimo supratimą, greitą reakciją. Jie ne patys gali būti stipriausi, bet vis tiek yra dominuojantis. Taip? Vidutiniam žaidėjui, vidutinio lygio žaidėjui, kuris neturi išskirtinių įgūdžių, pavyzdžiui, genetiškai neturi, arba galbūt kai kur pritingi šiek tiek, arba, tiesiog, pavyzdžiui, nesiseka ten gerai driblinguoti arba numatyti kažkaip tą žaidimą, tai stiprumas ir galia yra tai, kas gali tam žaidėjui leisti išsiskirti. Pavyzdžiui, jūs esate jaunas jaunuolis ir sunkiai sekasi, matai, kad visi gerai varo, o pačiam sunkiai sekasi. Tai, aišku, pirmiausia, reikia turbūt pagerinti savo IQ, tai žiūrėti varžybas, NHL'us, šiek tiek patyrinėti, ką daro žaidėjai būtent tavo pozicijos. Tada būtinai minimum 15 minučių per parą, čia mažiausiai 15 minučių driblingo gero, vėliau tą driblingą šiek tiek perkelti ir ant ledo padaryti ir būtinai eiti į sporto salę. Bet į sporto salę eiti su žmogum, kuris tikrai gali patarti teisingą linkme sportuoti, sakykime, ledo rituliui skirtos treniruotės. Nes ne visos treniruotės yra, bendrai tokiai pristraukimai, dar kažkas, tai ok, bet jeigu jau esi vėliau, 16, 17, 18 ir nori patekti į rinktinę, bet niekaip neprasimuši, pavyzdžiui, į Lietuvos rinktinę, tai reikia kažko imtis. Tai reikia žiūrėti, kurioje vietoje atsilieki ir viena iš tų dalykų, vienas tai būtų, tai gal greičiausiai 100% atsilieki jėgoje, sprogstamojoje jėgoje, visokioje. Taip? Gerai, užsišnekėjau. Čia maksimali jėga, čia prioritetas. Tai vidutiniam žaidėjui maksimali jėga yra prioritetas, nes ji kuria pagrindą greičiui ir sprogstamumui. Ir dabar siūlau paklausyti, kaip gali atrodyti komplikuota, bet paprasta taisyklė. Jei esi silpnas ir liesas, pirmiausiai dirbk jėgai. Jei jau esi stiprus, perkelk dėmesį į greitį, sprogstamumą ir techniką. Tai, ta prasme, jau jėga yra, jau viskas aišku, ir greitis, sprogstamumas ir technika. Taip, tai labai svarbu. Sprogstamumas ir technika, dar reikia nepamiršti irgi, kad tai yra ir ant ledo, ir ant žemės. Aišku, vasarą dirbam ant žemės, ant ledo dirbam per visas įmanomas, sakykime, čiuožimo stovyklas.
irgi tas labai stipriai padeda. Taip, ir trečias būtų nepamiršti, kad įgūdžiai visada pirmoje vietoje, jėga yra tik įrankis, irgi logiška, su jėga niekur ten nepribėgiosi, nesigi Hulkas, ne? Tai vis tiek reikalingi ir technika, ir driblingas, ir mąstymas, plus prie to jėgos, o jeigu visas tas yra komplektas viename, tai jau yra labai gerai. Ir jeigu kažkurios vietos trūksta, tai vat tą vietą reikia surasti savyje ir ją tobulinti. Taip, pavyzdys, kurį jisai duoda, būdavo vienas jo draugas, treniravosi 6 mėnesius, didindamas savo jėgą nuo pritūpimo 120 kg iki pritūpimo 160 kg. Bet didžiausias progresas įvyko, kai pradėjo jisai greitus šuolius, tai tarsi šuoliai per barjerus, šuoliai į tolį, šuoliai į viršų, sprintus ir metimus. Vasarą sprintai, be sprintų. Jeigu nesprintuojat vasarą, tai vasara yra, kaip sakant, šuniui po uodega. Metimai, tai reiškia, jis turi omeny olimpinius tos pakelimus, kurie duoda sprogstamąją jėgą. Net nebūtinai didžiulį svorį kažkokį tai turėt, bet, pavyzdžiui, tas hang cleanas vadinamas, jis labai gerina bendro kūno tą tokią explosiveness. Tai tas yra labai svarbu, bet reikia gerai mokėti ir techniką. Taip, jis tapo, tas jo draugas, jis tapo ne tik stipresnis, bet ir žymiai pagerino savo sprogstamąją jėgą ir tai puikiai iliustruoja, kad jėga turi persikelti į sportą, tą, kurį jūs kultivuojate, kitaip ji neturi prasmės. Taip, pabaigai jisai siūlo, kad prisiminti, kad daugiau jėgos tai ne visada geriau, bet pakankamai jėgos būtina, jei nori būti stiprus, greitas, sprogstamas ant ledo, su sprogstama gera jėga, jei derinsi jėgą su technika, greičiu ir sprogstamumu, tapsi tikrai pavojingų žaidėjų savo komandai. Ir tiek šiandieną. Buvo Sporto veidrodis su jumis. Dar kartą visiems noriu padėkoti, kurie pasirašėte į kanalą, kurie palaikinate sistemingai ir būtinai trigubas ačiū tiems, kurie pakomentuojate. Nes visi šitie jūsų atlikti veiksmai duoda kanalui prasimušti kažkur ten skaičių begalybę į viršų ir jis tada bus matomas didesniai grupiai žmonių. Taip kad dar kartelį ačiū už žiūrėjimą ir pasimatom kitą kartą, bus turbūt interviu. Ate.